Na, o kitas pasirodymas leis mums prisiliesti prie magijos meno. Taigi, gerbėmieji, sutinkame Kęstutį Lenkauską iš Vilniaus. Labas vakaras, Kęstuti. Sakykit, jūs galėtumėt pradanginti va šitos 4? Labadiena pirmiausia visiems ir atsakysiu jūsų klausimą. Žinoma, kad nenorėčiau aš jų pradanginti, nes pats nesukūriau jų. Antras dalykas, aš norėčiau, kad jie pamatytų, ką aš noriu jiem parodyti. Kaip ir visiems čia susirinkusiems. Ir aš pajuokavau, man irgi be jų čia būtų liūdna. Tai jie gali padaryti taip, ir, pažiūrėjau, aš pradingsiu? Jo, turbūt, nežinau. Pagalvokime taip savo iliuzoriškai ir pamatykime jūs mūsų 2 minučių šlovės finale. Žmonėms patiko. Dabar lauksime komisijos nuomonę. Ko tokie susimąstę, kur šypsenos jūsų veiduose?
Aš negaliu šypsotis, kai matau fokus, kurio metu dingsta moteris. Jinai yra čia. Čia aš ir supratau, buvo svarbiausias jūsų fokusas. Žmonėm patiko. Dabar lauksime komisijos nuomonę. Ko tokie susimąstę, kur šypsenos jūsų veiduose? Aš negaliu šypsotis, kai matau fokusą, kurio metu dingsta moteris. Jinai yra čia. Čia aš ir supratau, buvo svarbiausias jūsų fokusas. Ir kas tai yra tokia? Jūsų asistentė, gal jūsų dama, nes dabar mes šiandien švenčiam vasario 14 dieną, Valentino dieną, taip? Draugė ir asistentė. Kokio lygio draugė? Paprasta draugė. Paprasta. O kaip iš tikrųjų? Draugė. Tikrai? Taip. Visi taip sako dabar. Aš pasakysiu tiesiai šviesiai, kad prieš pasirodymą aš galvojau, na va, vėl, prasme, vėl visi matyti triukai ir visa kita, bet tu mane nustebinai, nes aš pamačiau tokių dalykų, kurių nebuvau mačiusi iki šiol. Tai labai malonu, ačiū tam. Trumpai, taip. Prašom. Aš esu mačius labai daug tokių triukų. Tu mus apgaudinėji. Ir žinai savo kažkokią sistemą. Bet aš labai norėčiau turėti tokį draugą Valentino dienos progą, kad va taip šast ir rožį. Kodėl dingti? Šast ir plasmatinė. Nu, gyvų gėlių puokštė. Na, džiaugiuosi iš tai. Mūsų užduotis buvo pagauti tave, kad nors vieną triuką atliktum, netaisyklingai, bet tai atrodė viskas profesionaliai, gražiai ir aš norėčiau dar kartą pažiūrėti ir tą patį ir, aišku, naują programą. Aš nepasakyčiau, kad čia buvo kažkas labai tokio siaubingai, lyginant su tuo, ką aš esu matęs televizijoje, kaip mes pripratę, kokios kokybės fokusai būna iš pasaulinio lygio meistrų, bet aš sakau taip. Dėkui. Aš sakau taip. Du taip. Minutė labai buvo jaudinimuose, minutė ne. Aš sakau ne. Aš sakau taip. Ačiū. Aš jūs sveikinu. 3 taip ir 1 ne. Jūs keliaujate į kitą pasirodymą. Ačiū. Jej, wow! Buvo, tu taip teigiamai pradėjai kalbėti ir... Tai buvo netikėta. Jis pradėjo viską daryti va taip va pradžiai. Ir taip jaudinas. Jis nepadarė, žinau. Kur aš mačiau tokius triukus, šiaip. Tai tu jam darai ne tik dėl to, kad jis jaudinas. Kažkodės tu pirmas sekundės tu turi paimti. Tai praėjote toliau. Tai gal kitas triukas bus, pavyzdžiui, vadimkit ir pradanginkit visus čia esančius. Ne, kitas triukas tikriausiai bus siurprizas visiems ir naujiena. Triušis. Visų tai tikrai nepradanginsim. Nu, pabandom, žiūrėkit, aš moku. 1, 2, 3, hop.